pasakysiu galbūt daug labiau iš mokslinės pozicijos. Vis dėlto vaikai, kai gimsta, jie turi dvi lytis, vyrų ir moterų. Kokia bus socialinė lytis, ar vėliau žmogus norės atskleisti kokios jis lyties, tai yra jo asmeninis pasirinkimas. Tai vaikai nemokomi lyčių atpažinimo kito asmens. Jie turėtų sugebėti identifikuoti save. Ir galiu pasakyti mokslę, ir dabar, jeigu ką tik mes su studentais ieškojom mokslinių straipsnių, yra galimybė pasirinkti tik dvi lytis. Tai yra male and female, tai reiškia priskirimas prie tam tikros lyties, kalbant apie mokslą, nes analizuojame iš tos pozicijos, vyrų ar moterų buvo daugiau ir mažiau tam tikram tyrimė. Tačiau kalbant apie dabartinę vėl mokslinę informaciją, dažniausiai siūlomi 3 arba 4 variantai moksle, vėl aš pakartosiu, čia ne apie vaikus dabar kalbu, ir tai yra vyras, moteris, nenoriu atsakyti arba pageidauju neatskleisti. Ir tai tiesiog arba galima nurodyti kitą, bet kitą nėra dažniausiai ką įrašyti. Tai 3 ar 4 variantai ir to pakanka. Tai šiuo atveju mes nekalbam apie kažkokius dalykus. Toj programoj nėra apie, sakykime, lyčių ypatingus skirtumus. Ten nėra apie tai, kad ir mes laikom tai iš tikrųjų, bent jau ir moksliniai bendruomeniai, jeigu atsiranda tokių seksistiškų pasakymų, kad, ten, sakykime, moteris renkasi mėlyną tušinuką, o vyrai žalią, nes kiekvienas yra laisvas pasirinkti žalią arba mėlyną tušinuką. Aš bandau tokią alegoriją pasakyti, kad programa nėra apie tai, kad labai aiškiai reikia pasakyti, kad mergaitė sėdi namuose ir verda sriubą, o berniukas su, tam nežinau, su kažkokiais sunkiais įrankiais kažką daro. Programa, pasikartosiu, yra apie lygybę visų žmonių ir šeima yra suvokiama kaip šeima. Šeima tai yra vienoje, sakykime, vietoje vedančių bendrą ūkį, gyvenančių kartu vaidmenų pasirinkimo prasme. Tai mama, gali būti tėtis, vaikai, kurie ir turi tam tikrus vaidmenis. Aš tikrai negaliu, sakykime, asmeniškai, aš labai stipriai ginti vienas ar kitas vertybės, nes programoje yra žmogiškosios vertybės, bendros žmogiškosios ir pasikartosiu, bet koks noras apšmeižti programą ir pasakyti, kad jinai labiau tarnauja vienai kažkokiai pusiai ar radikaliai vienoje ar radikaliai kitoj pusiai esančių, sakykime, atstovų, tai yra manipuliavimas. To tikrai programoje nėra.